Sveiki, Raimondai. Labą dieną. Ačiū, kad priėmėte į susitikimą, ačiū, kad patikėjot interviu su jumis padaryti. Iš tikrųjų labai domina mažų Lietuvos klubų istorija, veikla. Besimokinant LSU, teko studijuoti interviu, tokią kaip mokymo programą, tai kilo ši mintis padaryti idėją su jumis, trumpą interviu apie jūsų klubą. Klubo istorija, žinau, spalvinga, įdomi ir matysi visko. Tai gal galėtume trumpai, Raimondai, prieš tą tokį rimtą interviu, kuris bus gal daugiau susijęs su pandemija, kaip jūsų klubai atsiliepia, gal trumpai apie jūsų klubo tą istoriją, kaip jinai įsikūrė, nes ir man pačiam teko jaunystėje su to buvusiu sporto klubo prototipu susidurti. Kaip jinai iki šių dienų, kas yra šiai dienai ir kas nuo kada ten jūs, gal jau čia buvo įsitraukę į tą veiklą? Istorija gana ilga ir aš tada stengsiuosi kuo trumpiau jums tai pasakyti. Tai kaip prasidėjo nuo 14 metų, kai patekau į bokso treniruotes. Treniravausi Žalgirio bokso mokykloje pas trenerį Henriką Petkevičių ir jau studijuodamas sporto universitete, tada buvo Kūno kultūros ir sporto institutas. 4 kurse mums pasiūlė buvęs Žalgirio mokyklos direktorius Juozas Šliužas dirbti treneriai su mano grupioku Vidu Bružu ir mes kartu besimokindami 4 kurse pradėjom dirbti treneriais pusę etato. Vėliau visi tie įvykiai, nepriklausomybė į Lietuvą grįžo ir buvo, kaip pasakyti, daug reformų. Žalgirio bokso mokykla išyro, pastatą buvusi Žalgirio, Baršausko gatvė, šiam 6, berods B raidė, padovanojo Saboniui, liko tik priestatas, kuriame įsikūrė bokso klubas Gongas. Mes mažojoje salėje ten pat įkūrėme vėliau su treneriu bokso klubą Gintarinės pirštinės. Ir nuo 93, kai mes jį įkūrėm, aišku, dar mus, kaip pasakyti, priėmė jauna lietuvių sporto mokykla, nes netekus pastato, kurį laiką nuomavomės Miško gatvėje, patalpas proftechniniai mokykloj, vėliau nuompinigiai baigėsi, likom be salės, kreipėmės į miestų valdžią, tai buvusi vicemerė Vincė Vaidevutė Margevičienė davė patalpą sandėlių 4C, buvęs karinis objektas arba maisto produktų sandėlys, kaip mes jį radome. Ir tada dar neturėjom tiek daug lėšų ir jis buvo visiškai sugriuvęs, be langų, be durų. Dar prieš tai gavom iš miesto valdžios patalpas Partizanų 180, ten buvusiam vaikų darželiai 2 aukštą išgriovėm ir įrengėm salę ir ten skaitėsi klubo patalpos, bet vėliau nusprendžiau, kad reikia daugiau pastangų dėti ir įsikurti Sandėlių gatvėje, kadangi čia buvo didelės patalpos, didelės erdvės, o kaip man nuojauta ne kartą pakuždėjo, visos valstybinės įstaigos reformuojasi ir vis sales prarandam. Jeigu aš, kaip sakiau, pradėjau dirbti Baršausko gatvėje, ten patalpos buvo atimtos, vėliau Partizanų gatvėje patalpos buvo atimtos po visokių reorganizacijų. Tai dabar jau nuo 97 metų, kai pradėjau čia Sandėlių gatvėje dirbti, irgi jau buvo norima jas atimti, nors jau tuoj bus kiek čia už kelių metų, 30 metų, kaip jau čia dirbu. Bet šiai dienai, nors ir tenka mokėti nuomą už savo rankom ir už tą salę, bet lengvatinė, ačiū Dievui. Bet kol kas dirbam, rankų nenuleidžiam, boksas tą išmokė.
Ir labai įdomus pavadinimas, tai jeigu gali dar kelis kartus teko ir suklysti jį berašant, kaip tiksliai vadinasi klubas? Taip, gal aš net nepaminėjau, buvo gintarinės pirštinės ir buvo neblogi pasiekimai, turėjau jau pasaulio čempionatų prizininkų porą paruošęs. Ir kai kreipdavomės į miesto valdžią, sakydavo, mes nieko jums negalim padėti, pavadinimas toksai, kad reikia per žodį sporto, sveikatingumo kažką, tai gal tada galėsim padėti. Todėl mes 2006 metais įkūrėm gintarinių pirštinių bazėje čia ant sandėlių 4C klubą Kauno Šančių sporto ir sveikatingumo centras. Toks ilgas pavadinimas, bet vat, nuo to laiko mes taip ir vadinamės jau nebe gintariniam pirštinėm. Nu, okei, ačiū. Nu, viskas okei, prisitaikė prie rinkos sąlygų, dėja taip yra ir nieko nepadarysi. Kaip sakant, išgyventi reikia bet kokiamis sąlygomis. Okei. Prieš porą metų kažkur prasidėjo tas mūsų pasaulinės pandemijos pandemija ir manau, kad jūs palėtė šitą. Tai kokia buvo jūsų pirminė reakcija į pandemijos suvaržymus? Reakcija, tiesiog kaip jūs galvojat, ką manėt, aš turiu savo nuomonę, aš atsimenu, kad aš tai galvojau, čia pakostėsim biškį, pasisnagliuosim ir viskas praeis, bet pasirodo, dėja ne, taip nebuvo. Matot, aš visą gyvenimą stengiuosi propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir pats aktyviai savo pavyzdžių tą rodydavau savo auklėtiniams ir žinot, gyvenime viskas keičiasi, bet mano vertybės kažkaip sustojo ir aš truputį buvau pradžių pasimetęs, nes klausimas toksai buvo pasaulinio lygio ir negalėjai vien tik savo, kaip pasakyti, iš savo varpinės spręsti, ar čia gerai, ar čia blogai. Nes ir žiniasklaida, ir televizija teigia, kad čia jau tikrai taip katastrofiška, baisu. Ir bendravau, nes ryšių turiu visam pasaulyje, tas boksas yra visur paplitęs ir draugai visam pasaulyje yra. Ir su jais bendraudavau, bet ir tie patys baltarusiai, ir švedai, kiek žinojau, tos tragedijos nedaro ir kažkaip išgyvena. Ir finiše, pažiūrėkit, tik prasidėjo karas Ukrainoje, kažkaip ta pandemija atsitraukė, tai tokių sąmokslų teorijų įžiūriu. Ir tikrai buvo, bet aišku dabar lengva šnekėti, buvo perlenkta su visku tuo, nes tiesiog savo norų būčiau nesiskiepęs, o iš tikrųjų 2 kartus turėjau pasiskiepyti, nes įprastai su vaikais kiekvieną vasarą važiuojam į Liepoją, į stovyklą pas kolegas ir kitaip būčiau neišvažiavęs nei pats, nei vaikų nuvežęs. Tai nori, nenori buvau priverstas skiepytis, nors savo tuo pasiruošimu ligom net nebijodavau ir žinodavau, kad tikrai ne vaistai gelbėja žmogų, o jo gyvenimo būdas. Teisingai, su tuo sutinku. Panašiai pačiam irgi buvo ir teko skiepytis. Nu, aš manau, tiesiog tie suvaržymai buvo iš nežinojimo, elgtis kaip ir valstybė, gal pati nežinojo, tiesiog darėsi kaip sakant. Kokia buvo sportininkų, sakykime, jūsų auklėtinių reakcija, kaip jie reagavo, ar buvo kažkokių tai klausimų, ar panika, kaip jūs sakėte, ar tokia biški sumišimas? Suprantat, visa laimė, kad aš esu ne tik tai klubo vadovas ir treneris, bet atlyginimą gaunu sporto mokykloje Gaja. Ir jeigu aš nebūčiau dirbęs toj sporto mokykloje, nes pas mane auklėtiniai skaitosi aukšto sporto meistriškumo, tai aš būčiau kaip klubas, kaip daugelis kitų klubų Kaune ar Lietuvoje, jie nedirbo. Jiem buvo uždrausta dirbti. Gal 2 savaitės ir mes buvom šitose atostogose, paskui nuotoliu kažkiek dirbom, bet tai čia, suprantat, juokinga, koks tas darbas nuotoliu. Ir visa laimė, kad tie pas mus aukšto sportinio meistriškumo sportininkai galėjo ateiti treniruotis, kadangi patalpas turėjau didelės erdvės, tai man jokių sunkumų nebuvo vykdytas treniruotės ir tikrai ne vienas nesusirgo, tuo labiau vaikai tikriausiai žinot, kad iš viso ne vienas nenumirė Lietuvoje. Tai mes sėkmingai dirbome, netgi rinktinės ruošėm, mano auklėtinis kaip tik tais
19 metų turbūt pabaigoje ar 20, dabar bijau suklysti, važiavo Europos jaunių bokso čempionatą ir iškovojo ten 5 vietą. Tai kažkaip tai dirbome, nors kiti mums pavydėjo, nes negalėjo tuo metu dirbti. Supratau. Tai klientų reakcijos ir nebaimės nebuvo. Antras, trečias klausimas, kurį buvau pasiruošęs, ekonominis pokytis ar stabilumas, bet kaip supratau, ekonominio tokio pokyčio nebuvo, viskas ėjo ne, ten daugmaž. Suprantat, dar prie to grįšiu klausimo, kadangi jūs sakot klientai negalėjo ateiti, kadangi buvo uždrausta visiems sportuoti. Čia tik labai maža dalis auklėtinių to aukštus. Aš apie auklėtinius daugiau jo turėjau menį auklėtinius. O kiti net maži vaikai negalėjo treniruotis. Tai kaip supratau, ir ketvirtas klausimas buvo, ar padaugėjo pamažėjo tų lankančiųjų, bet supratau, nepamažėjo, viskas ne? Žymiai pamažėjo. Žymiai pamažėjo, ne? Tai buvo didžiulė depresija, aš netgi po visų šitų pandemijų į mokyklas rinkti vaikų. Tai jie dar tenai ilgą laiką, kai kuriuose mokyklose net ateidavo fizinio lavinimo pamokas, jie dar su kaukėm darydavo kūno kultūros pamokas, aš labai stebėdavausi, nes, iš tikrųjų... Tik nesąmonė, teko man matyti vieną žmogų, darant, aš taip irgi žiūrėjau, klausiau jo, taip ir nesupratau, kodėl jis taip daro, bet, reikalas. Žiniasklaida ir televizija padaro didelį įtaką žmonėms. Mes padarysim savo įtaką su savo YouTube kanale, kur stebėkite Kauno Šančių sporto sveikatingumo centras ir pamatysite tikrąją teisybę apie kaip išgyveno šios laikus šitas klubas. Gerai, tęsiam toliau. Tada, aišku, pokyčiai klientų buvo, tų auklėtinių ar besitreniruojančių, o kaip, sakykime, tie patys finansiniai negąsdino, nes vis tiek ir žmonėms ten darbai, patys finansiniai tokie įsipareigojimai, ar žmonės neturėjo pinigų, ar daugiau turėjo mokėti, tie visi dalykai. Toks nefainas klausimas, aš žinau, ten kai pinigus visi, bet dėja visos statistikos analitikos remiasi finansiniais. Į visus klausimus aš gyvenime galiu sakyti, kaip pasakęs yra Tysonas, aš nieko nebijau, tai aš niekad nemeluoju. Supratau, teisingai. Boksininkai taip ir gyvena. Tai aišku sunku buvo, nes kai kurie klubai, kaip ir sakiau, užsidarė ir neatsigavo, ir verslai. Tai ką čia kalbėti apie tokius mažus. Tik tiek, kad aš jau buvau spėjęs įsirengti, šiek tiek tas patalpas apsišildyti, susitvarkyti, todėl, kaip pasakyti, man tai reikėdavo tik tai už vandenį, už elektrą susimokėti, dar net nuomos nereikėdavo mokėti, tais laikais turėjom panaudos sutartį, todėl kažkaip ir išgyvenom. Supratau. Kadangi viskas vyko, sakykime, labai daug vyko treniruočių nuotolio, dar kažkas tai. Gal pasiūlė kažkokiu tai buvo tokių sporto metodikos inovacijų, nežinau, treneris nuotolio ar treneris ten per 3 atstumus, kažkokiu tai tokių dalykėlių darėte, ar tiesiog tradicinis, kai buvo, vyko to sporto jūsų sistema sukurta, taip ir vyko? Ne, šitas nuotoliu, jeigu būtų, tai aš skaitau, jau būtų visiškai sportas degradavęs, nes tai yra parodija, koks čia boksas gali būti nuotoliu. Knockdownas labai nuotoliu fainas būtų. Aš patyriau knockdowną nuotoliu šiandieną ir negaliu ateiti į darbą. Tai geras būtų. Šitą knockdowną gyvenime galim patirti taip, iš kažkur tai artimų žmonių, kažkokią žinią, bet emocinį knockdowną. Boksininkai, kaip pripratę ir tikrus knockdownus atlaikyti, tai manau, kad mes kažkaip esame ant tiek fiziškai gerai pasiruošę, kad ir visokie tie emociniai, psichologiniai krūviai, kurie tenka mums, mes kažkaip juos atlaikom. Bent aš apie save taip manau, kad kiek gyvenime bebūtų sunkumų, aš niekada rankų nenuleidžiu. Visą laiką stengiuosi juos priimti ir juos įveikti. Tai aš manau, kad irgi taip. Tai supratau, kad viskas buvo, nesekantis buvo klausimas tų pačių auklėtinių reakcijų į tas naujoves, bet supratau, kad jų nelabai buvo, tai tiesiog šitą klausimą ir praleisime. Ir toksai, sakykime, jūs ir paminėjot, Raimondai, kad daug klubų bankrutavo ir iš tikrųjų ir šiai dieną darau analitinį darbą apie sporto klubų veiklą ir prieš ir po pandemijos. Ir toks klausimas, ar pokytis
auklėtinių, sakykime, gal klientų man kažkaip nelabai gražiai skamba, auklėtinių tų besitreniruojančių pokytis padidėjo, pamažėjo po pandeminių laikotarpių, sugrįžo tie senieji, daugiau naujų atėjų. Vat tokius vis tiek, manau, tokius analizavo truputį. Žinokit, pradžioje tai per pusę. Ilgą laiką dar tėvai bijo leisti. Tai buvo, ne, tas vienu žodžiu. Labai, ypač naujokus, mažus, tie, kurie sportavo, pusė nesugrįžo tikrai, nes atprato arba tėvai sakydavo, eisi dar ten užsikrėsti. Ką bekalbėti, man ir žmona dar gazdindavo, kad tikrai čia su vaikais dirbu, tuoj pranešiu į šeimą, o dar ir anūkų turiu tą lygą, tai aš suprantu ir tuos vaikus, kad jie, ne savanoriškai gal, bet, ir šiaip, suprantat, sportas tai reikia kiekvieną dieną tas treniruotės vaikščioti, kad kažką pasiektum. O jeigu tau ten metus ar pusantrų negalėjom su jais dirbti, tai jie ir atprato, jie paskui paaugo, o su amžium jau treniruotis, jeigu nepradedi laiku ten apie tą paauglystę, tai vėliau jau iš jų boksininkų nepadarysi, jie neperlipa per šitą baimės barjerą. Taip, visiškai teisus. Supratau, tai vienu žodžiu, aš kažkaip visą laiką galvojau, kad pradės žmonės, kada ten buvo, atsimenat, negalimybė net išeiti į lauką, apie sporto sales jau nėra ko kalbėti, net buvo aikštelės uždarytos lauko, ten apvyniotos juostos, tai man mintis buvo, kad bus sporto salės bus perpildytos, nes žmonės supras, kad ko neteko, bet jau ne iš vieno girdžiu respondento, kad tiesiog iš tikrųjų nesugrįžo tas rautas žmonių. Bet kodėl vėl neaišku, ar pasiskirstė kažkur kitur, ar tas, kaip jūs sako, tas prato nuo to sporto ir geriau gal prie teliko ten kažkokį kompiuterinį žaidimą žaisti. Sunku nuspręsti, bet kad sportininkų pamažėjo, tai taip. Ne, aš manau, kad priežasčių aišku yra įvairių, bet tas uždarimas ir pripratinimas žmonių, aš pats negalėdavau namuose nusėdėti, pirkdavau puzlės žaidimus, kažką pripratęs veikti. Tai daugelis ir kažkur priprato prie tų kompiuterių, tėvam ramiau, kad vaikas neįstrėliuotės. Namuose prie kojos, ne? Ir paskui sunku pakeisti, žmonių mąstymas netaip greitai keičiasi, nes kaip mums dar institutė mokindavo, kad norint pakeisti įprotį, reikia minimum 40 dienų. 21 dieną girdėjau. Čia kažkokia valgymo. Čia valgymo. Valgymo, jo, sako, įprotį, jeigu nori kažkokią maisto produktą atsisakyti, nereikia 21 dienos valgyti, atprasi, išskyrus priklausomybę turinčią medžiagas, tai alkoholio pasirodo, ar ten kažkokio tabako, neišeina jau ten, jeigu esi jau pripratęs, tai viskas okei, neatprasi. O šitie kiti, bet sako, užtenka 3 dienų, kad sugrįžtum atgal vėl prie to. Jeigu ten nustoja gerti Pepsi-Cola ar Coca-Cola, tai sako, sugrįžia. Tai okei. Ir viena taisyklė yra, kad iš visų taisyklių yra išimčių. Tai be abejo. Viskas okei. Tai toksai dar klausimėlis. Treniruočių ir varžybų metodika prieš pandeminio laikotarpį ir po pandeminio. Ar išliko ta pati, ar kažkas pasikeitė? Gal tiesijavimo kažkokia sistema, gal dar kažkokios ten. Tai tuo metu varžybos vykdavo be žiūrovų, reikėdavo visiems, netgi treneriam ar teisėjam dėvėti tas kaukės medicinės, o tik sportininkai galėdavo be tų kaukių dalyvauti. Tai niekas faktiškai nepasikeitė, tik tais, kad kaukės, aišku, pandemijos buvo privalomas. Taip. O toliau tai viskas gyvenime nestovi vietoj, viskas kažką tobulinam. Bet teisėjimo nėra nuotoliu būdu, referis nuotoliu ne, dar ačiū Dievui tai yra, ne? Ką darytumėte kitaip atsitikus pandemijai? Jeigu, sakykime, tokia pati, aišku, pandemijų gali būti įvairių, bet, sakykime, jau tokia pati, ką tai... Žinokit, jau tada įtariau, kad tikrai, nors daugelis televizija ir žiniasklaida piešdavo, kad čia kaip baisu ir kad čia visas, bet širdimi tai jaučiau. Ir, negali taip, visa žmonijos tūkstantmečiai istorija mokino, kad reikia stiprinti savo imunitetą, o šičia staiga kažkokius stebuklingus skiepus padarys ir
ir viskas, ir nesirgsime. Bet tai su mano daugiametė gyvenimiška patirtimi, tai niekaip nesusitiko tos dvi teorijos, kad skiepai ar visos gyvenimo būdas. Suprantat, aš iš viso stengiuosi nevartoti jokių vaistų, stengiuosi daryti mankštą, grūdintis, tik tai šitaip. O kokie skiepai išgelbės, jeigu tu nieko nedarai, nejudi, pirmiausia, žmonės turėtų daugiau judėti, čia pirmas dalykas, o paskui, kaip sakiau, ir sveikai maitintis, ir grūdintis, ir tada nereikia jokių vaistų. Tas fantastika, visi žmonės, kaip sakant, galvoja, kad jis ten visą gyvenimą nieko neveikia, blogai gyveno, paskui nusipirks tabletę, išgers ir viskas. Tai būtų fantastika, bet jie taip nebuvo ir nebus, manau. Ir iš to pelnosi visi, ir šitą skaitau pandemiją, tai didelio masto pasaulinė afera, gal kažkada ir bus nubausti tie, kas tą atliko, bet... Supratau. Gerai, Raimondai, ir pabaigai, tai tada, sakykime, pabaigai šmaikšti įdomi istorija nutikusi su jūsų klubo veikla. Tai gali būti varžybos, gali būti treniruočių metu, gali būti bet kas. Tiesiog šmaikšti istorija, pamokanti istorija, tiesiog kas šauna į galvą. Boksininkai visą laiką turi, kaip pasakyti, ir šmaikščių istorijų, ir humoro jausmą tokį, kur gal ne visi, nes aš prisimenu ir savo trenerius, ir tą patį Šociką, kuris buvo... Treneris buvo jūsų Šocikas, taip? Ne, tai institutė, kai mokinausi, tada jis 4 metus buvo... Dirbo, ne? Supratau, dėstytojas. Tai tikrai tokie žmonės, bet to ir visam pasauliu tų draugų daug. Tai daug visokių tų istorijų, bet turbūt juokingiausia buvo gal ne tiek man, kiek aplinkai tuo metu varžybinis toks įvykis. Tai vat įstrigo visam gyvenime, kai dar Baršausko gatvėje rengėm varžybas tarp trenerių. Ir turėjau auklėtinį, kuris metus jau atsitreniravęs, jau pažengęs truputį. Ir kitas treneris kolega pastato tokį naujoką. Ir prasideda varžybos, gongas, tas maniškis bėga prie varžovo, pradeda visokiais judesiais į ten gąsdinti, tas pakėlęs rankutės eina į priekį, po truputį, aišku, po truputį. Ir tas veiksmas vyksta, kad maniškis traukiasi. Taip tęsiasi kažkur tai apie minutę, nes ten naujokam ten pusantros minutės valandos tai trūksta. Ir štai jisai per tą minutę baigė dastumt mano auklėtinį, kontakto jokio nėra, iki ringo kampo. Maniškis tą pajutęs, kad jau ringo kampas šalia, nukrenta, kaip pašauta gulbė ir dar purto vieną koją. Tai tiesiog buvo kaip operoj cirkas. Visa salė mirė iš juoko. Aišku, man nebuvo labai juokinga, kadangi balkone tarp žiūrovų buvo auklėtinio mama. Bet, iš tikrųjų, tai visi žiūrovai tai mato, kad smūgių net nebuvo. Ir įsivaizduokit, tokį talentą artisto srityje. Tai tas atvejis man tikrai atsimintinas, daugiau tokių panašių neturėjau, bet vienas iš tokių įvykių. Aš suprantu, daug to žmogaus psichologiją, bet jis drąsus, išdrįso vis tiek ringai išlikti ir Žinokit, tie, kurie nedaeina iki treniruočių, gal tarp jų irgi būna drąsesnių vaikų, bet tėvai paprasčiausiai neigiamai žiūri mūsų sporto šaką ir jeigu į Muay Thai, kur dar kojom tenai galima spardėti ar kitur leidžia, o boksas jiem pagal peržiūrėtus kino filmus ar kažką, arba savo įsivaizdavimą toks jau labai baisus. Nors, kiek aš žinau, boksas net užsienio šalyse būdavo, kaip pasakyti, bendro lavinimo mokyklos programų įvestas. Vietoj, kaip pas mus krepšinis dabar ar kažkas ten, vietoj fizinių pamokų, nes tai yra labai visapusiškas, geras kūno lavinimas. Įvairūs pratimai tie. Man patinka bokse, toks sukras klausimas visą laiką būna, kas reikalinga bokse, kokia kūno dalis tvirčiausia ir geriausia.
Tai dėja, tai ne dėja, bet kaip smagu, bet tai kojos, ne, pasirodo, ne? Aš tai taip girdėjau tokią teoriją, kad sako, pas boksininką gerą turi būti greitos kojos, jau ten tvirtos, tai va tada jisai ten... Žinokit, gal nesutikčiau, nes čia prieš keletą metų pats skaičiau internete, kad boksas sudėtingiausia sporto šaka pagal amerikiečių mokslininkus. Gal dabar kažkas pasikeitė naujo. Tai boksininkas pirmiausiai turi būti, kaip pasakyti, vat pažiūrėkite į tuos tokius garsius Lomachenką, kitus tas Usykas, ukrainiečiai dabar ar dar kiti. Tai jie pasižymė labai tą, kaip jūs sakot, gerai ir kojų darbų, bet vis tiek mąstymas pas boksininką turi būti be mąstymo, jis netaps ten pasaulio profesionalų čempionu. Reikia ne tik savo emocijas valdyti ir save, bet dar atspėti, ką varžovas rengia, kur kėsinasi. Ir aš dabar jau tiek metų praleidęs boksą, jeigu pradedu kalbėti su žmogum, aš jau į priekį maždaug skaitau jo mintis. Supranta, tai va boksas tą duoda, kad tu jau į priekį gali maždaug numatyti, kur žmogus pasuks, kuria linkme net kalba, o ne tik tai, kad ir veiksmais. Tai Okay, super. O kaip jūs sakot, kas stipriausia, aš galvoju, jūs pasakysit, kad kiša kaktą, nes iš medicinos žinių žinau, kad kakta yra pats stipriausias žmogaus kaulas. Taip, ir kišdavo anksčiau, kaip dar be pirštinių buksuodavo kaktą varžovų, jeigu jisai su kumščiu trenkia į tą kaktą, tai jisai išsimuša kumštį, bet net pažeidžia kaktą. Taip, ir tada neišeina toliau kovoti, jau su stipriaja ranka jau negali suduoti. Tai vat, ir kas stipriausia, vieni gudrumų laimi, nes jėga tai laimėt, tik prieš kažkokią naujoką gali. Aš ir iš praktikos tą galiu žinot, nes pastatydavai kažkokį savo jau lankiusi auklėtinį su kažkokiais naujokais, kurie skaitydavo, kad labai jau stiprus, drąsus. Ir jie jų neįveikdavo, nes jeigu būtų, pavyzdžiui, Savickas liptų į ringą, tai atrodytų jau, kad tam boksininkui varžovui, bet jis paprasčiausiai nespėtų suduoti. Pas mus viskas ant aplenkimo, suprantat, dirba, o ne tai, kad laukia, kol tau suduos ir tada jau, tai ta reakcija ir judėjimas po ringą, neduotų pagauti. Gerai, Raimondai, ačiū Jums. Ačiū Raimondui Plūkui, Kauno sporto ir sveikatingumo centro, Kauno Šančių sporto ir sveikatingumo klubo vadovui, pirmininkui, treneriui už interviu. Stebėkite ir toliau mūsų YouTube kanale. Manau, bus dar gal ne vienas interviu įdomus su sportininkais, gal ir iš varžybų bus. Kaip ir minėjau, vadinasi Kauno Šančių sporto ir sveikatingumo centras. Interviu darė Renatas Milutis. Ačiū Jums ir iki kitų gražių, smagių sportinių susitikimų. Sėkmės Jums visiems. Ačiū Raimondai.